ir šitą iš šono. To jos pasakau. Mano stylas, nu. Manau, nebūtinai, nes paskui, jeigu matysim kažkokie grafikėlį kažkaip geriau pakeisti vietomis, tada tas pirma reikės montuoti. Tai šiandien, ta prasme, yra, reiškia, tokia ir tokia. Tokia treniruotė, taip. Pradžia galėtume pasakyti, kad, nu, čia, žinai, kilimėlių sudėjau kryžium, žinai, Taip, aš šitą pateiksiu, taip. Jo, tokį ir tada po to gali kokių 5 sekundžių pauzę padaryti ir tada jau toliau važiuojame. Jo, tiesiog pasakai intro, aš šiandien naudosim tiek tokį kilimėlių, reikalingi mums bus ir baigė tiesiog ir tiesiog palauk 5 sekundės, neįjungti, nieko. Taip. Ir 5 sekundžių jau gali. Kai intros šnekėsiu, su muzika bus ar jau be muzikos? Su muzika gal. Jo, viskas su muzika, viskas normaliai. Vis tiek, kad greit pasakysim, nebus kad bus svarbu. Gerai, tai reiškia, kaip ir sutarėm, aš darau pradžioj pilates, kažko papildomai sakyti, ten restartą nereikia. Ne, geriau pavadinimų mažą ką pakeisim ar dar kažką. Tiesiog, kad, nu, čia yra programa, gali paminėti kažkur, nu, ta prasme, 12 treniruočių yra programa, reiškia, tikiuosi jūsų kūnas ten, žinai, grįž į normalesnį, nu, tokius kažkokius tai pokalbį gali naudoti, ta prasme, tuos dalykus, žinai. Supratau. Nu, mes kalbėjom, kad žmonėm, kurie grįžta į sportą, pradeda, nori kažką, žinai, pradėti išmokti naujo, kad tu šitos gali dalykus naudoti. Prisirišti prie tos galėtume skirai įrašyti. Arba tekstą paleisti, eilutės einamos. Iškit kažką. O jeigu tik treniruotė, paskui įrašyti gali, nu kaip jums sekės realiai, pasukam, kaip nori padėti. Jo, tu teisus, jo. Tada tik tai treniruotė, jo. Tai tiesiog kas su treniruotė susiję ir prieš treniruotę, ką naudos treniruotė? Nu, viskas klasiškai tada. Nu, tada. Jo, ir pasakysiu, duokit komandą, kai jau video yra. Sveiki, draugai. Aš treneris Janas ir šiandien su manim padarysim pamoką pilates. Šiandien jums pateiksiu tokią pamoką, kurį jūs galėtumėt padaryti praktiškai kiekvienas. Kiekvienas, tai būtų vyras ar tai moteris, net ir vaikas, galėtų kartu su manim padalyvauti šitoje treniruotėje. Šitą treniruotę aš padarysiu pilates, jeigu jums žinoma kažką sportavę, ne vien tik klasikinis pilates, kur gulimas arba sėdimas ant kilimėlio, o jūs sušilsit. Jūs trupučiuką paprakaitosit, lengvą formą, nes treniruotė bus tokia gal aktyvesnė, kur stiprina labai korsetą visą. Kai yra atrama, tarkim, ant vienos kojos arba ant kitos, vien tik ant vieno taško, ant abiejų taškų, ranką ir koją, įsivaizduokite, ką daro kūnas. Jisai imasi laikytis pusiausvyros. Kai pusiausvyros raumenys dirba, reiškia daugiau išnaudoja kūnas energijos. O tai reiškia energija, tai yra gaminama šiluma. Tai vat, nuo to mes ir pradėsim. Ir kaip matot, pas mane kilimėlį kryžiukų sudėti. Tikiu, kad jūsų namuose galbūt yra tik tai vienas kilimėlis, tai naudokite jį arba tiesiai, arba iš šonas. Jums bus galimybė jo pasukti kilimėlį, bet jeigu turi 2 kilimėlius, kaip pas mane, galit lygiai taip pat padaryti. Nu, o dabar pirmin prie reikalo. Atsistokite pečių plotį, neutrali pozicija vadinama taip, kad nebūtų V raidė, o tik tai tiesiai, pėdutės, lygiai greičiai viena kitai. Įtraukite lengvai pilvą, šiek tiek dubinį į priekį ir pradėsim nuo įkvėpimo, iškvėpimo. Kelsim rankas aukštyn, su manim kartu. Įkvėpiam. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Iš viso 4 kartai. Kartojam. Ir iškvėpimas. Dar 2 kartus, kartu. Ir paskutinį kartą.
Toliau mes ruošiam pečių juostą. Suksim pečius atgal ir 4, ir 3, ir 2, ir 1. Dar noriu paminėti po vieną petį, kad šitą treniruotę aš pavadinčiau kaip ir basic, bazinį treniruotę, todėl ir akcentuoju padaryti visiems, visiškai visiems žmonėms, net ir suaugusiems. Jeigu vienas kitas pratimas jums per sudėtingas, jūs tiesiog sustokite, praleiskite vieną kitą judesį ir tada vėl junkitės prie manęs. Dėmesio rankas į šoną. Padarysim šoninį pasilinkimą. Aukštin ranka, žemyn. Įkvepiu ir iškvepiu. Matot, kaip viskas paprasta. 2 kartai. Dešinė ir kairė liko. Paskutinį kartą. Dėmesio. Kaklas. Iš šonos į šoną. Ir 4. Ir 3. Ir 2. Ir 1. Prasisukam galvą pusiau ratų iš šonos į šoną. Ir per vidurį žiūrim tiesiai į ekraną, o dabar smakras aukštyn ir smakras žemyn. 4 kartai. Įkvėpimas, iškvėpimas. Ir paskutinį 2 kartai. Liko dar 1. Dabar pažygiuosim vietoj, kelsim kojas. Aukštyn keliai. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dėmesio rankas. Į šonus pasimkite kelią, kažkam gali būti sudėtingai laikyti pusiausvyrą, jeigu turit šalia kėdę, laikykitės už kėdę. O jeigu galite, iškelkite kelią aukštyn ir traukit link peties. Įkvepiu ir iškvepiu. Tada kitą koją. Traukiu, dar aukščiau, įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir dar po vieną kartą. Įkvėpimas ir iškvėpimas ir paskutinį kartą. Ar sudėtingi pratimai? Tikrai, manau, ne. Tai yra basic, baziniai pratimai. Dėmesio toliau. Keliam rankas aukštyn. Leidžiam žemyn rankas, iškvepiam, leidžiam nosį. Ir dabar mes lenksimės žemyn, slankstelį po slankstelių. Aš pasisuku šonu į jūs ir leidžiamės žemyn. Sulenkite trupučiuką kelius, pasilenkus iškvėpkite. Įtraukite pilvą ir keliamės aukštyn. Rankas aukštyn pakeliam, galvą žiūrime į lubas, įkvepiam ir iškvepiam. Leidžiamės žemyn, įtraukite pilvą, kai pasilenkiam ir iškvepiam. 2 kartai bus dar įkvėpimas. Ir rankas nuleidžiu, iškvėpimas. Kūnas leidžiasi žemyn, įkvėpimas. Visiškai pasiekiu grindis, iškvėpimas. Kaip minėjau, kojos gali būti sulenktos. Dar slankstelį po slankstelio. Įkvėpimas, iškvėpimas. Ir paskutinį kartą dėmesingai į mane. Įkvėpimas, iškvėpimas. Dėmesio, sulenkite kojos žemyn, prisėskite. Rankomis pasiremkite ant 4. Įsivaizduokite pratimą atsispaudimas. Taip, kaip jisai daromas? Niekados nepalikite pakeltą dubinį. Va šitaip yra negerai. Mes dubinį nuleidžiam žemyn, įtempkite sėdmenis ir nusileidžiam žemyn. Suspauskite, laikykite įtemptą sėdmenį, atsistumkite aukštyn. Su manim 5 kartus. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir dar vieną kartą. Dėmesingai, draugai, ką aš darau. Pėdos, pirštai, ištiesiu kūną. Rankas ropoja link pėdų. Keli trupučiuką sulenkti ir tada mes keliamės apvalę nugarą. Iškvepiam, pauzę. Dabar leidžiamės vėl žemyn, roll down. Slankstelį po slankstelio visas stuburiukas. Lenkiamės žemyn, pauzė, kai rankas pasiekia grindys. Ropojam. Priimam poziciją atsispaudimo.
Jeigu jums sudėtinga daryti atsispaudimą ištiestomis kojomis, būtinai atsiklaupkite. Bet jeigu pilnai galite padaryti atsispaudimą, dėmesio, sėdmenį traukiu, žemyn. Įkvėpimas, iškvėpimas. Maža pauzė ir vėl rankas ropuoja atgal. Roll up, keliamės ir atsistojam. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Jaučiat lengvai, šilta darosi? Puiku. Ar sudėtingi pratimai? Tikrai ne. Tai yra visiškai paprasti pratimai, bet lengvai pajudėti yra nesudėtinga, aš manau. Judam kartu. Roll down, įkvėpimas, iškvėpimas. Ropojam, atsispaudimas, įkvėpimas, iškvėpimas. Draugai, kas buvo atsiklaupę, būtinai ištieskite kojas. Pasisukite šonų pėdomis ir iškelkite vieną ranką aukštyn į viršų. Tokiu būdu mes turim atramą ant 3 taškų. Abi kojas, viena ranka ir visą šoną pilvo korseto pas mus įsitempia. Ranka grįžta atgal ir mes vėl grįžtame į neutralią padėtį. Ropojam. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Pakelkite rankas vėl kvėpti ir iškvėpti. Kartuojam tą patį. Roll down, pasilinkimas lankstelio po lankstelio. Vėl darysim atsispaudimą ir dabar nusisuksite nuo ekrano, nuo manęs, lygiai taip pat kaip ir aš nuo jūs. Atsispaudimas, iškvėpiu. Į priešingą pusę. Čia užlaikom iki 5 sekundžių, 4, 3, 2, 1. Ranka sugrįžta, neutrali pozicija atsispaudimo ir vėl grįžtam atgal. Roll up, įkvepiam ir iškvepiam. Ir truputį atsipalaiduojam. Atsisukite į mane, į ekraną, pasukite pečius. O tokia mūsų pradžia, kaip ir fiziškai kūnas be abejo dirba, ypač atsispaudimas yra sudėtingas pratimas. Įtariu tiems žmonėms, kurie labai mažai gyvenime sportavę arba išvis nesportuoja, bet jeigu kas sportuoja kasdien, namų sąlygom ir anksčiau prieš daug sportavo, yra labai lengva ir nesudėtinga. Tuomet neužmirštam šitų pratimų, mes prie jų grįšim dar ir jų dar kartosim. O dabar įjungiam apatinį kūno dalis, kojas. Pradėsim nuo paprastų prisidimų. Aš pasisuksiu profiliu jūs. Kaip matot, mano pilna pėda ant grindų, jokių būdų nekeliam kulnus. Prisėskite tiek, kad jūsų šlaunys maždaug būtų 90 laipsnių kampų kelias sąnariai plius minus ir šlaunys lygiai greičiai grindims, tą norėjau pasakyti. Ir 3, ir 2, ir 1. Gerai, paspirukliuojam kojomis, sekantis judesys įtupstas. Aš padarysiu tiek tiesiai, tiek profiliu, kad jūs iš visų šonų galėtumėt pažiūrėti, kaip taisyklingai tai daroma. Pradžiui šonų. Atsistokite ir jūs šonų į ekraną, tegul jūsų būna koja kairė. Padarykite žingsnį į priekį. Ir dėmesingai, kaip daromas įtupstas. Kūno svoris neturi pasisvirti į priekį. Pakankamai didelis atstumas tarp abiejų kojų, nusileidimas žemyn. Čia 9 laipsnių ir kita koja maždaug 9 laipsnių kampas. Išsitiesinu ir atsitraukiu. Statau kitą koją. Rankas gali būti ant klubų, gali būti prieš save, gali kabančius būti laisvai. Įkvėpimas, iškvėpimas. Dar po vieną kartą. Aš rankas išvedu prieš save, įkvėpiu, iškvėpiu. Ir dar vieną kartą. Įkvėpiu ir iškvėpiu. Puikiai. Dabar atsistoju tiesiai, mes pakartosim 4 kartus, 4 įtupstai. Kiekvieną koją po 2 kartus. Pamatėt, kaip tai daroma profiliu, o dabar aš darysiu tiesiai. Pradedam jūsų koja dešinė. Pasiruošiam, judam. Įkvėpiu, atsitraukiu, iškvėpiu. Įkvėpiu. Iškvėpiu, dar 2 kartai. Įkvėpiu.
Iškvepiu dar vienas kartas. O dabar paprašysiu jūs pasilenkti lygiagrečiai grindims. Įkvėpimas, iškvėpimas. Neutrali pozicija pėdų, lygiagrečiai abi pėdutės, gerai. Tiesia nugara. Gali būti lengvai sulenktos kojos. Vos. Tiesiog pasilinkimas tiesiai. 5 kartai. Kai atsistojam, sąmoningai dubinį į priekį traukiam sėdmenį. Ir paskutinį kartą. Aukštyn rankas įkvepiam ir iškvepiam. Prisiminam 4 įtupstus. Tik dabar padarysim 2 kart lėčiau. Dėmesingai aš įterpsiu tarp įtupstų pasilinkimą. Žingsnis į priekį. Ir 1. Ir 2. Abi kojas ištiesiu. Dabar 2 atramos taškai, trupučiuką balanso pozicija tokia gaunasi, kad kūnas nestabiliai jaučiasi. Mums reikia pasilenkti tiesiai nugarą. Ir 3. Ir 4. Tada sulenkiu koją, vėl įtupstą padarau ir atsitraukiu atgal. Dar kartą padarysiu tiesiai su kairė koja, o paskui pasisuksiu šonu jūs. Su manim. Įkvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu čia rankas arba čia. Iškvepiu. Atsitraukiu. Supratot? Gerai. Aš darau šonu. Dabar profilių matysit. Kai mes darėm pasilinkimą, prieki stovinčią koją pageidautina, kad būtų tiesia ir nugara jūsų būtų nesusikūprinė, o tik tai tiesi nugara. Abi rankas atgal. Svarbu, kad nebūtų va tokia padėtis. Atverkite krūtinės ląstą, visą laiką tokia plati krūtinės ląsta, lengvai suaktyvinti mentis. Draugai, jūsų kairė koja, pasiruošiam, įtupstas. Įkvepiu, iškvepiu, pasilinkimas, įkvepiu, iškvepiu, žemyn, įkvepiu, atsitraukiam, iškvepiu, kitą pusę. Įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, žemyn, įkvepiu, atsitraukiam ir dar 2 pakartojimai. Kartojam. Paskutinį kartą. Atsitraukiam. Štai dar 2 pratimai viename. Įtupstas, kur dirba šlaunų raumenys, pasilinkimas, šlaunų galinių raumenų tempimas. O dabar prisiminsim pirmą dalį, ką mes darėme. Įkvėpimas, iškvėpimas, leidžiame žemyn, roll down, ropojam, atsispaudimas, šoninį planką, grįžtam atgal, roll up ir viską tą patį iš kitos pusės, o paskui iš karto be sustojimo įjungiam įtupstus. Pasiruošiam nuo pradžių. Pagalvojam. Neutrali pozicija, lygiagrečiai abi pėdos, įkvėpimas, iškvėpimas. Roll down, slankstelį po slankstelių leidžiame žemyn, ropojam rankomis, išsitiesinam. 1 atsispaudimas, draugai, įkvepiu ir iškvepiu. Šoninį planką, įkvepiu, mažą pauzę ir iškvepiu. Grįžtam atgal, neutrali pozicija ir ropojam atgal. Įkvėpimas, iškvėpimas. Roll up, įkvėpimas, iškvėpimas. Abi rankas. Leidžiame žemyn, roll down, slankstelį po slankstelių. Ropojam į priekį, atsispaudimo pozicijai, traukit sėdmenį, galite atsiklaupti, aš dar kartą priminsiu, įkvėpimas, iškvėpimas, tada kojas pakeliam. Pėdos pasisuka šonu ir 3, ir 2, ir 1, grįžtam neutrali pozicija ir ropojam atgal. Roll up, įkvėpimas ir iškvėpimas. Dėmesio jūsų koja dešinė, įtupstas į priekį, judam.
Įkvepiu. Iškvepiu. Pasilinkimas tiesiai. Įkvepiu. Iškvepiu. Vėl įtupstas. Ir atsitraukiu. Kita koja. Užtektinai. Trupučiuką paspirokliuokite. Jaučiat, kaip šiluma gaminasi iš kūno. Galima tai pasakyti, kad tai yra jėgos treniruotė, savo kūno pasipriešinimu, lėta forma. Bet jeigu jūs žinotumėte apie pilates principus, pilates ne vien tik sėdėti arba gulėti ant kilimėlio. Tai yra visiškai pradžių pradžia. Taip, mes irgi darysim su jumis gal kitą treniruotę, kur pratimai bus gulėmi, gulėdami ant kilimėlio ir sėdėdami, mes labiau aktyvuosim giluminis korseto raumenis. Šią treniruotę mes darysim aktyvesnį, įdomesnį. Tai, kad kartuojam dar vieną kartą. Pasiruošėm, dabar aš pasisuksiu profiliu jūs. Dėmesio, vėl ropojam, bet pradžių įkvėpimas ir pasilinkimas. Judam. Iškvepiam. Slankstelį po slankstelį. Vyniojamės arba roll down. Rankas ropoja į priekį, locomotion, atsispaudimo pozicija. Įjudam. Įkvepiam. Iškvepiam. Šoninė lenta. Ir iškvepiam. Rankas sugrįžta neutrali pozicija. Ropojam atgal. Ir vyniojamės atsistoti. Iškvepiam. Vėl rankas aukštyn. Rankas žemyn. Įtraukiam pilvą pasilenkus. Iškvėpimas. Ropuojam į priekį. Aš nusisuksiu nuo jūsų. Pėdus atkreipkite dėmesį ant šono pasisuka. Ir 3, ir 2, ir 1. Sugrįžta ranka neutrali pozicija. Ropuojam atgal. Įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Koja įtupsta į priekį, pasiruošiam, judam. Įkvepiu, iškvepiu, pasilinkimas į priekį. Įkvepiu, iškvepiu, vėl įtupstas ir sugrįžtu atgal, atstumiu save. Dar vieną kartą. Įkvepiu ir iškvepiu, pasilinkimas. Įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu ir iškvepiu. Puikiai. Truputį paplokite savo, šaunoliai. Tikiuosi, kad jums viskas gavosi padaryti. Pažiūrėkite, kiek nedaug pratimų, o mes jau pakankamai sušilę. O dabar pažiūrėkite, ką galima padaryti dar su šitais pratimais. Jeigu treniruotę mes norėtumėt trenerį, davai truputį stipriau. Va tas truputį, gerai? Ne per daug. Pasiruošę su manim, dėmesingai mane klausykite. Aš vėl atsistosiu tiesiai į jūs. Viską nuo pradžių, tik dėmesingai bus maži pakeitimai. Judam. Aukštin rankas, žemyn rankas. Galvą žemyn įtraukiam pilvą, vyniojamės žemyn, roll down. Ropojam. Pauzė. Pasižiūrėkite pirmą į mane, o paskui pakartokite, kai padarysiu tik aš. 1, 2. O dabar jūs. 1, 2. Dėmesio atgal. Dar vienas atsispaudimas. Ropoju atgal. O dabar jūs. Aš lėtai keliuosiu, duodu laiko jums atsikelti. Pavyti mane, pavijot. Puikiai, o dabar dešinį koją įtupstas. Į priekį. Ir 1, ir 2. Pasilenki. Ir 3, 4, ir 1, ir 2. Pauza. Supratot? Mes padalinam ir sujungiam. O dabar viską nuo pradžių, vėl žemyn, o paskui kairė koja įtupsta padarys. Judam, įkvepiam ir iškvepiam. Traukiam pilvą, roll down. Ropojam. Dėmesio atsispaudimas ir kitą ranką iškelsim. 3, 2, 1. Vėl atsispaudimas. Ropojam atgal. Ir 1, ir 2, ir 3, 4. Lėtas kilimas, duodu laiką įkvėpti.
jums ir iškvėpti. O dabar kitą koją, žingsnį į priekį ir įkvėpiu, iškvėpiu, pasilenkiu, įkvėpiu, iškvėpiu, įkvėpiu ir iškvėpiu. Kaip jūs jaučiatės? Manau puikiai, jums išėjo padaryti. Viskas? Ne, dar vieną kartą. Kai daug pakartojimų sąnariuose gaminasi kolagenas, sutepamasis skystis. Tada mūsų sąnariukas dirba minkštai, paslankumą didesnį įgauna. Kai yra mažai pakartojimų, to nepakanka. Todėl apart tai, kad mes turim paliknėti, sustiprinti raumenis, mes turim dar tvirtinti savo skeletą. Skamba įdomi, bet tai yra faktas. Savo mechaniką, raiščių bei sausgyslių. Todėl dar pakartojimas. Dabar aš vėl profiliu ir jūs su manim kartu. Judam. Žemyn, 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 žemyn. Ropojam, ropojam, ropojam. Draugai, aš trupučiuką aktyvesnis tapau. Įkvėpiu ir iškvėpiu. Su manim. Atsispaudimas. Ropojam atgal. Ir 1, ir 2, ir 3. Roll up. Iš karto rankas aukštyn, viską nuo pradžių kitą pusę. O dabar koja, koja, koja. Įtupstas. Ir 1, ir 2, ir 3, 4, ir 1, ir 2. Judam rankas. Spėjat? Gerai, leidžiamės. Ir 1, ir 2, ir 3, 4. Ropojam, ropojam, ropojam. Nusisuksit nuo manęs. Ir 3, ir 2, ir 1. Ir vėl 1 atsispaudimas. Ropojam atgal. Keliamės, keliamės, keliamės. Roll up. Pakelkit rankas, padarykite įkvėpimą, iškvėpimą. Ir kitą koją įtupstą. Pasiruošiam. 3, 2, 1. Judam kartu. Ir 1, ir 2, ir 3, 4, ir 1, ir 2. Pauzė. Atsisukite mane. Nu, vat kaip šilta, ane? Labai gerai. Ir į pabaigą mes padarysim dar keletą pratimų. Dar pakartosiu, kaip neįprasta. Šiandieną pilates su manim kartu, nesėdint ir negulint. Kaip matot, mes dirbam skirtingose plokštumuose. Tiek šonų, tiek atsispaudimą darom, tiek kojos dirba apatinė kūno dalis. O dabar dar keletą pratimų, mini kompleksas stovint. Kojos neutrali pozicija, rankas į šonus. Gerai? Žiūrėkite nesudėtingai. Dešinį koją ant pėdo pirštų, stata už nugaros. Pasilinkimas šonams, tempia, liemens šoną, įkvėpimas, iškvėpimas. Rankas prieš save, atsidarau delnais, atidarau krūtinę, kitą koją, dėmesį kitą pusę. Gaunasi, kad vieną ranką aš tempiu apačioj, va ten toli po savimi tarki, o šitą virš savęs. Įkvėpiu ir iškvėpiu rankas. Įkvėpiu ir iškvėpiu. Trupučiuką primena kažką kitą, ne? Panašu į tai chi. Taip, iš tikrųjų tai yra šiek tiek žingsniukai tokie panašus iš tai chi metodikos. Ir paskutinį pakartojimą. O dabar aš pakeisiu dar judesį. Mes vėl kryžiuojam koją, vėl dešinį pradedam. Ir 1. Abi rankas aukštyn. Nuleiskite pečius, neįsitempkite, būtinai traukite pilvą. Būtinai traukti pilvą ir dabar kontroliuokite pilvą. Ir 3, ir 2, 1, nuleidžiam rankas. Statom neutraliai pozicijai pėdas. Dar kartą kitą pusę. Ir 1. Ir 2. Neužspauskite sprandą, nuleiskite pečius, įtemptas pilvas jaučiasi sąmoningai. Nuleidžiu rankas. Kita pusė, kartojam. Dėmesį į mane. Su rankų kilimais aš nusileidžiu žemyn. Dubinė. Jaučiu įtemptą pilvą. Pabandykite neįtempti pilvą ir jūs pajausit jos mens srity įtampą. Todėl pilvo kontrolė sąmoningai apsaugo nugaro
nugaros raumenis nuo spazmos. Gerai? Rankas į žemę